Tai, kas svarbiausia apie mano miestą. Laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14:30. Kartojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais. Gyvas miestas FM 99 eteryje, o studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Atrodo, kalbėti turėtume apie miestą, miesto gyvenimą ir kaip verda tas miesto gyvenimas, bet mes žinome, kad Alytus, Dzūkijos sostinė, yra tas miestas, kuris, galima būtų sakyti, miestas miške arba miškas mieste. Ir apskritai Dzūkija, mūsų regionas, yra labai miškingas, labai gražus. Tad šiandien mes Gyvame mieste kalbėsime apie miško reikalus. Kalbėsime su valstybinių miškų urėdijos gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovu Sigitu Kvedaru. Labą dieną, Sigitai. Labą dieną. Labai malonu Jūs girdėti. Sigitai, tikrai šiais metais žiema tokia, kaip jau keletą metų tikrai neturėjome ir turbūt daugumą laukiame, svajojame apie tą baltą, šaltą žiemą. Tai klausiu Jūsų, kaipgi miškuose ta žiema, ar gerai, kad čia atėjo tie šalčiai ir to sniego tiek daug, ar vis dėlto, sunkumų sukelia? Ne, turbūt šiaip tai be abejonės džiaugiamės tokia žiema, senai laukta, ilgėtasi ir šiandieną, kada ir šaltis, ir sniego pakankamai gausu, tai tikrai smagu, džiugu, be abejo. Pasiekė tokia žinia ir mes radijo svetainėje pasidalijome tą informaciją apie baltąjį badą ir kaip suprasti, ar jis pavojingas miško gyvūnams. Šiek tiek papasakokite apie tai. Iš tikrųjų, taip, kaip sakot, yra toks terminas baltasis badas. Savaime suprantama, tačiau šiandieną dar žvalgantis po gamtą, tai turbūt negrėsia tiesiogiai to balto bado, sakysim, pasiekmės. Nes, sniego kiek mes čia turime, porą savaičių turbūt, nedaugiau. Ir visą laiką laikosi šaltukas, tai sniegas purus, minkštas, visur, reiškia, miškuose įšalo nėra arba beveik nėra. Tai šiuo atveju miško žvėrims šiuo momentu kol kas, reiškia, dar kažkokio to, vadinkim, baltojo bado pasiekmių neįgiamų, dar neįžvelgime kol kas. Tačiau tai aišku, šiuo momentu aš kalbu. Tačiau pagal prognozes matosi, kad dar šaltukas turėtų bent jau porą savaičių į priekį tikrai laikytis, o galimai ir daugiau laikysis. Sniego danga, tikėtina, irgi jau neplonės. Tai perspektyvoje, aišku, grėsmė yra dėl laukinių žvėrių, dar populiacijos, reiškia, išsilaikomų žiemą, ypač mažesnių žvėrelių, tai sakysim, stirnų, ar ten paukščių, kurapkų ir taip toliau. Tai tas grėsmė yra. Kas tuomet labiausiai kiša koją tiems miško gyventojams, ar sniego dangos storis, ar vis dėlto, žinot, pamenu, ankstesniais metais, dar ypatingai vaikystėje būdavo sniego daug, bet jis arba purus, kaip jūs minėjote, arba tokia kaip pluta net susidaro, ir tokia kieta, ir tokia net atrodo gali ir sužeisti tą miško gyvūną. Kas vis dėlto yra sudėtingiausia žiemos sąlygomis? Matot, būdavo paprastai pirmiausia įšala žemė, reiškia, po to uždeda sniego danga. Ir žvėreliai, daleiskim, sniego nelabai gali prisikasti iki žemės dangos, negali jeigu ten šernai, sakysim, ar kiti, tai negali paliknysti, šaknelių paieškoti ir taip toliau, taip toliau. Šiuo metu, aš kaip ir minėjau, sniego danga yra pakankamai puri, tai laukiniai žvėris dar gali atsikasti prie žolinės augmenijos, prie šakų kažkur, kur po sniegu pasidengę yra, tai tokios problemos ir nekyla. Ir jeigu nebus kažkokio atlydžio, reiškia kažkiek tai apie nulį, jeigu nesusidarys tą, vadinkime, sniego pluta, kuri žaidžia, sakysim, žvėrius, ypač stirna, sakykim, kojytės žaidžia, gali sužeisti, tai prisikasti iki pašarų, iki žolės, reiškia, augmenijos neturėtų būti, bent jau kol kas. Tačiau, kaip ten bebūtų, reiškia, aš kaip ir minėjau, kad tas laikotarpis pakankamai iki kalėdų buvo toks puikus, laukiniam žvėrim tikrai palankus labai, nes sniego nebuvo, šalčių didelių nebuvo, reiškia, prie savo natūralių pašarų pasirinkti tikrai buvo pilna, tai ir žvėris nesilpo, reiškia, kol kas buvo pakankamai gero fizinio srovės, sakykime, tai tas badas ir šiuo momentu dar nėra. Tačiau, jeigu ir toliau taip išlaikys, o aš kaip minėjau, pagal paskutinės prognozes bent 2-3 savaitės tikrai turėtų, tai apie vasario vidurį jau galimai šiek tiek žvėreliai ir pradeda to pašaro stigti, kažkuria prasme ir po truputuką silpti, tada prasidaro grėsmė, kad iš tikrųjų to baltojo bado pasekmės gali būti neigiamos.
žvėrių populiacija, ypatingai kai kuriuom rūšim. Na, paprastai žmonės labai jautriai reaguoja į tai ir stengiasi padėti. Na, paukščiams turbūt gal paprasčiau, nes lesyklėlės prie ypatingai individualių namų, kur arčiau miškų žmonės gyvena, tai pamaitina, bet irgi tenka ir girdėti, ir pačiai tenka matyti, kad ir laukiniai gyvūnai, tos pačios stirnos, net ir atrodytų būriais tokiais atkeliauja prie individualių namų, ten, kur yra ir sodai, ir daržai kažkur buvę, kad ir užsnigti, bet vis tiek jie net nelabai žmonių bijo ir tada kyla noras kažkaip tai juos gal pamaitinti, gal kažkaip prisijaukinti, kad arčiau, kad dažniau ateitų. Ar galima tai daryti, ar geriau reikėtų vengti ir palikti vis dėlto gamtai tvarkytis, net ir su tuo baltuoju badu, kaip minėjote, gali toksai vis dėlto ateiti? Na, pirmiausia, kaip minėjo stirnos, tai būriuojasi dėl saugumo, savaime suprantama, tai yra žiemą saugiau nuo vilkų, sakykime, nuo lūšių plėšrūnų. Antras dalykas, dėl šėrimo, tai turbūt irgi visada reikia, kaip sakant, labai, dozuotai, ribotai žiūrėti tą šėrimą, nes jeigu jau mes pradedam kažkokį tai žvėrelių šerti, kažkokią padarysim šėryklą, tai joje pašarų turėtų būti jau iki pat, pavasario, iki tol, kol baigsis sniegai, kol baigsis tas baltasis badas. Nes žvėrelis pripranta, jis jau eina ten pastoviai, jau žino, kad ten tas pašaras bus, sakysime. Tai šiuo atveju nutraukus bet kokį šėrimą, tai iš karto grėsia tam tikrą prasme ir stresas ir vėl pašarų paieška. Bet šiaip, jeigu kalbant aplamai apie šėrimą laukinių žvėrių, tai šiuo momentu, aš kaip ir minėjau, šiuo momentu dar turbūt, galbūt net nereikėtų pradėti, tai jeigu ir pradėti, tai dar, kaip sakant, labai dozuotai. Ir šiaip, jeigu jau galvojant šerti žvėris, ypač miško žemėje, miškuose, tai bet kuriuo atveju reiktų derinti tuos šėrimo vietas ir pašarus galbūt kokius vežti, tai su miškininkais, tai gyvūnijos specialistais ir su medžiotojais, kurie paprastai šiais laikais pagrinde, jeigu ir rūpinasi, tai jie rūpinasi, laukinių žvėrių šėrimų pašarais. Na ir dar būtų toksai prašymas tiesiog, arba net ir reikalavimas, kad jokiais būdais nereikėtų į miškus ar aplamai šerti laukinių žvėrių pašarais netradiciniais, vadinkim, nenatūraliais, kaip kartais bandoma, iš kažkokių tai kepyklų, duonos atliekos, ten kažkokių tai dar visokių maisto atliekų, tai būtų, šėrimas turėtų būti, tais vadinkim, natūraliais daugiau pašarais, tais, kurie gamtoje randami, tai kažkokia tai šienas, sudžiūvusi žolė šienas, ar tai runkeliai kokie, ar grūdai, kokie tai čia yra pats geriausias būdas, jeigu bandyti organizuoti tą papildomą žvėrelių šėrimą būtų. Ir turbūt dar reikia paminėti, nes irgi labai paplytusi, kad reikia, gamtoje ir trūksta mineralinių medžiagų, ypač druskos trūksta, tai dėti dedalą į žyklas ar papildomai pripila įvairių, mineralinių priedų, tai žiemą šito reikėtų vengti, nes ypač kaip šiuo metu, kada yra jau žemiau -10, tai praktiškai vandens telkiniai daugumą atveju yra jau visur užšalę ir šiuo atveju žvėris kenčia troškulį, dehidraciją vadinkime, ir apkrova gaunasi ir inkstam turbūt, ir dėl to žvėreliai silpsta ir tai, kad padėti šiuo atveju su mineralinėmis medžiagomis, tai gali ir pakenkti. Tikrai tas noras padėti gali ir žalos padaryti. Beje, informacijoje ir būtent valstybinių miškų urėdijos informacijoje irgi teko matyti, skaityti, kad patys miškininkai irgi, jeigu jau mato, kad reikalinga pagalba miško gyvūnams, tai, pavyzdžiui, kažkokį medį ar nukerta, ar, pavyzdžiui, kokią drebulę, ar ne, nukerta, palieka tiesiog. Ne, tai paprastai pagrindinis dalykas, šiaip tai miškuose ūkinė veikla vykdoma pakankamai intensyviai ir privačiuose, ir valstybinėse miškuose, ir po pasiekoje lieka kirtimo atliekų, šakų, viršūnių medžių, lapuočių ir elniniai žvėris, kaip sakant, maitinasi tose kirtavietėse ar biržėse. Bet kada didesnė sniego danga, tas labai aktualu yra stirnoms, be abejo, nes yra atlikti tyrimai, kada stirnos, žiemą, kada gili sniego danga, praktiškai labai minimaliai juda ir jos gyvenimo arealas išeina apie 60-80 kažkur hektarų plotas tik tais miške. Ir jeigu tame plote, sakysim, nėra kirtavičių kažkokių, tai ar tai nėra krūminės tankesnės augmenijos, jeigu tai yra, sakysim, daugiau spigliuotinai, reiškia, stirna neišeis, jinai ten nėra pašaro, jinai silps ir gali žūti. Todėl tokiose vietose būtinai reikalingas papildomas, sakykime, net išėjimas, o šiuo atveju, kaip jūs ir minėjote, tai medžių kirtimas, tai drebulių, blindžių
šermukšnių galbūt kažkokių tai. Ir šitą visą leidžia ir teisės aktai, be abejonės, nedraudžiama. Bet savavališkai vėl prašymas yra, kad to nereikėtų daryti. Tai šitie klausimai turi būti sprendžiami su miškininkais kartu, kreiptis į juos, jeigu matot, kad iš tikrųjų toje vietoje galbūt yra reikalingas tas poreikis, tai vat, juos arba medžiotojais paprasčiausiai, nes medžiotojai irgi bendrauja su miškininkais labai tampriai ir šitos klausimus bendrai sprendžiam dėl papildomų šėrimų. O kaip jūs matote, sakykim, tarp tų regionų, ar skirtumai yra, kad, sakykim, kažkur Lietuvoje viename regione daugiau susidarė ir to sniego dangos ir storesnė, kitame galbūt kaip tik teko girdėti, kad Alytuje pas mus sniego daug. Panevėžyje, berods panevėžiečiai patys parašė, oi, kaip pas jūs smagu, kaip pas jūs daug sniego, pas mus jo tiek nėra. Regioniškai įsiskirsto po Lietuvą, tų skirtumų tokių yra didesnių, kaip jūs matote? Na, kaip ir visada, turbūt yra tas skirtumas, ypač kaip irgi žinot, turbūt Žemaitijoje labai gili sniego danga, ten iš tikrųjų jau ir anksčiau truputėlį savaitę, tai va ten toks kyla pavojus didesnis, Dzūkijoje, kaip jūs minėjote, irgi pas mūsų Dzūkijoje galiu. Pats Alytuje gyvenu, tai reiškia, iš tikrųjų tas sniego danga, Dzūkijoje visur, Varėnos pusė, link Vilniaus, Vilniuje, aplink Vilnių irgi pakankamai daug sniego. Tai čia perspektyva, aš kaip ir minėjau, už porą savaičių, 3 savaičių gal jau tada reiškia, reikėtų ruoštis tam, vadinkim, būsimajam baltajam badui ir ar tai maisto medžiagas kaupti, kaip minėjau, grūdus, kažkokį šieno pasižiūrėti, ar šienainio net pas ūkininkus galima tada pasiskolinti, sakysim, ar pasiskolinti, ar nusipirkti, ar patiems ūkininkams atvežti. Bet būtinai reiktų suderinti vis dėlto su medžiotojais, su miškininkais tą šėrimą, tai rekomenduočiau. Aha, tai Sigitai, tuomet, jeigu jau tikrai žmonės rūpinasi, mato ir galvoja tikrai, kad reikia, jau viskas reikia pagalbos, tai ar internete kažkur ieškoti tų kontaktų, ar valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje, kaip atrasti, su kuo pasitarti? Siūlyčiau pas mūsų valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje yra kontaktiniai numeriai. Yra kiekvieno regioninio padalinio, kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, būtų konkrečiai Prienų regioninis padalinys ir ten yra Girinkijos išvados ir kiekvienos Girinkijos yra kontaktinis numeris. Numeris yra Girinkijos. Girinko vardas pavardė, tai va ten kreiptis ir visada be abejo rasim sprendimą kažkuriuo būdu. Jeigu kas tai skambit, prašom, ir mano kontaktai yra tam tinklapy, visada prašom, tai nukreipsiu, kur galima būtų ir kaip būtų galima šitą klausimą spręsti. Ačiū, Sigitai, jums šiandien už pokalbį, labai buvo įdomu ir tikiuosi naudinga mums visiems, kaip ir sakome, gyvename miškų apsuptyje, tai tikrai negali pro akis praeiti ir tas sniego danga gausi ir gyvūnai, kurie gyvena, kaiminystėje gyvename iš tiesų. Tai dėkoju šiandien už pokalbį ir linkiu pačiam būti sveikam ir pasimėgauti žiemos malonumais. Ačiū už linkėjimus ir jums stiprybės ir sėkmės. Dėkoju, viso geriausio. Viso geriausio. Kalbėjome su Sigitu Kvedaru, valstybinių miškų urėdijos, gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovu. Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14:30, kartojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais. Gyvas miestas visada gyvas.